Tai ką, sveiki, aš grįžau į Aguonėnų tvenkinį. Karštis lūpa, man atrodo 25, o gal, nesvarbu, bet nepasiduodu ir dar per tokį karštį lūpsim, tikriausiai lūpsim, nežinau. Šiandien visiškai vienas, nei vieno žmogaus, kas tikrai malonu. Jau įsikūriau, planą turiu, nežinau ar pavyks, bet planą jau paskui. Tai va, toks tas mano planas. Prišėrėm kelias šėryklėlės su kukurūzais ir gyvais karpytais. Nežinau ar pavyks, bet nesu bandęs ant metodo būtent taip daryti. Su klasikiniu feederiu tai pavyks, visgi neatsimenu, kada be paskutinį kartą žvėjau, kad gyvų nebepaduočiau. Tai visada būna geresni rezultatai, negu tiesiog jauką padavinėti. Tai ir manau, prajudinsim gal šiandien tą žuvį. Va, realiai turiu jau vieną karšiuką mažą, nefilmavau. Iš tikrųjų, nes taip buvau pamastęs. Nebeatsimenu, ką buvau pamastęs, bet nesmė. Tik užsimetė, iš karto buvo kibimai, iš karto mažas karšiukas, ten 100 gramų nesvarbu, bet va, faktas, jau mes turim rezultatą, pagaliau bent jau kažkokį. Žiūrėsim toliau, bet nesu dar toks tikras. Ir nereikia jam būti. Bandom toliau. Norit pažiūrėti kokį kabliuką? Pats ryšu. Gerai, tai parodo. Taip. Kabliukus visus ryšu ant 0,18 valo ir 0,20, bet tas 0,20 tamsesnis. Šiaip jie abudu puikiai veikia. Šitas fluorokarbonas, tai jis neblogai toks savo žuvis laiko, tai amūro 8 kg laikė. Bet palauk, dabar galvoju, ar kuris iš jų nepakelia taip stipriai wafterio. Žodžiu, norėjau kažką protingai pašnekėti, nepašnekėsiu. Tai esminis dalykas, va, ryšu šitaip, ryšu pats, palieku apie kažkur, sakykime, nuo kabliuko ir adatėlės tokį tarpą. Ir kol kas pasiteisino labiausiai. 10-12 comų pastoviai ryšama. O kaip ryšti jau susirasit YouTube'ui, nebent jau jeigu baisiai priprašysi, tai parodyčiau kada nors. Jo beje, šiandien tik su viena meškera. Realiai viena dėl to, kad tik tai surotpodą paliko namuose. Tai skubi lėki. Iš tikrųjų nebuvo plano iš viso važiuoti į čia, į Aguonėnus, buvo planas važiuoti į Danės upę, Klaipėdai. Bet aš gražuolisgi pamirštu, kad pas mus jūrų šventė. Tai žodžiu, atvažiavęs anksti ryte, jau žmonių pilna, ten kur žvejojam prisišvartavę laivukai, žolių daug. Tai porą metimų pasidariau tiesiog simboliškai ir 2 ešeriukai, supratau, kad čia neturiu ką veikti ir nuvažiavau namo. Aišku, namie ramiai to nepasidėsi, vis galvas skauda, galvoju, tai kur čia be nuvažiuoti, ir galvoju, važiuojam Aguonėnus. Toliau daužyti, bet šį kartą sakau, pasirinksim, kame bairis, kame planas. Tai planas bus toks, kad mes naudosim šiandien kaip žiemą, kaip pavasarį ankstyvą, mažus wafteriukus, neutralios spalvos arba geltonos spalvos,
pagrindas, aišku, nu, pakeitaliosim, bet kažkodėl į galvą šovė, kad reikia žvejoti būtent pavasariniu būdu, kai žuvis dar yra labai atsargi, stipriai nesimaitina. Tai ir su jaukais šiandien irgi labai simboliškai. Specialiai net važiavau į Norfą, pasiėmiau tenais paprastą bazinį česnakinį ir čia yra traperis marcipano. Man pavasarį būtent tokia kombinacija kažkodėl tai vat veikia labiausiai. Nu, matysim. Antras. Tai, tokius tai ir gaudom. O ką padarysi? Bent jau šis bitas. Gal ir atsigavo biškit tvenkinukas. Varik. Kaip aš pasilgau tokios paprastos žvejybos. Pasiemi plūdytę, vieną kėdę, pakį, dziko ir viskas, tau nieko nereikia. Čia tampai, visus fiderius, dėžės, ten ta prasme, dėklus, kėdė dar fiderinė, kad tik ale patogiau sėdėtum. Va, kur patogumas. Na ir kaip jums toks bernužėlis? Gražu. Na jau ta prasme, žadėjau daiktus dėtis, važiuoti namo. Sukiba. Nu gal dar pasėdėkim biškį. Pažiūrėsim, gal išeis kažkas iš to. Kas įdomiausia, tai užsidėjau mažą tigrinio riešuto ofteriuką. Ta prasme, su jo aš kiek kartų esu žvejojęs, tai visuose tvenkiniuose, nu, ta prasme, apart karščio, nekimba nieks ant jo. Ir va čia nustebino, kad dydis visai toks simpatiškas. Nu, čia apie 1,5 gal kilo, gal biškį daugiau. Žinau, gal esu įsidėjęs į sietą. Pažiūrėsim vėliau. Pasirodo, besidžiaugdamas savo karšiu, norėjau nufilmuoti, parodyti jums, pareidamas atgal užmyniau ant savo graibšto. Viskas, kas beliko iš jo. Žinau, šitas tvenkinys man įdomus, bet nepasiduodam. Tai va, jau kaip ir galvojau važiuoti namo, bet galvoju, kol aš neapmėtysiu visus taškus. Nu, sakykim, buvau iš pradžių mėtęs į kitą krantą, tad nuo dešinės į kairę jau tokį, sakykim, pasidariau savo tokiam 5 laipsnių tokį visą perimetrą. Paskui jau arčiau į vidurį, taip ir dajau iki šito kranto. Ir čia atsirado, sakykim, kibimai. Tai, ką ir norėjau pasakyti, turbūt vertėtų tai dažniau daryti, nepasiduoti, ieškoti tų taškų, ieškoti, kur žuvis stovi, kur jinai maitinasi. Ir atrasit savo laimikius. Turbūt tai ir bus svarbiausia žvejyboje, kad laimi tas, kas sėdi iki galo.
Išsikrojo mano kamera, o tai ženklas reiškia, reikia krautis daiktus ir važiuoti namo. Gaila, kad tik tiek šį kartą. Na, bet būna taip. Mes rodom tai kaip yra, o ne, kaip sakant, priširiam 2 savaitės, paskui gaudom. Ne, čia tikra žvejyba. Būna ir tokių dienų. Tai jeigu ir patiko video, paspausk like, paspausk prenumeruoti. Nepamirškit rašyti komentarą, man tai irgi svarbu. Aš atsakysiu visus jūsų klausimus. Iki.